Labas vakaras, mėly žiūrovai. Pirmąją šventų Velykų dieną susigrums mėlynai balti iš Raudondvario ir žaliai balti iš Vilniaus. Praėjusio sezono čempionas ir vicečempionas stoja į kovą. Turnyro lentelėje abi komandas skiria tik tai 3 taškai, tačiau situacija gali pasikeisti, jeigu Vilniaus Žalgiris šiandien iškovoja pergalę. Tiek vienoje, tiek kitoje sporto lygos komandoje džiugė ir Kauno rajono Hegelman, Upstas. Į baudos aikštelę siunčiamas kamuolys ir įvartis Karlosas Jukas, legionierius iš Japonijos. 4 minutę išveda savo komandą į priekį. Praėjusiuose rungtynėse rezultatyvų perdavimų. Serpas, jo perdavimas į baudos aikštelę, Burbarčio vartų ir čia grėsmingiausia situacija prie Bražinsko vartų. Puikiai žinoma Volterį Tavarešą. Bet apie tai kiek vėliau. Jarusevičius, puikus žaidimas ir bravo! Bravo Gustui Jarusevičiui. Vilniaus Žalgirio futbolininkas, puikiai suklaidintas varžovas ir gražus įvartis 26 minutę. Pietų ketvirtosios aistruoliai triumfuoja, o Gustas Jarusevičius muša savo antrąjį įvartį šiame sezone. Dabar pražanga ir Jonatanas Mulderis užsidirbs geltoną kortelę už pražangą prieš Motiejų Burbą. Iki to momento Žalgiris sukūręs nebuvo, tačiau pirma proga ir iš karto ji buvo išnaudota. Dabar vėl Tavaresas su kamuoliu ir jo smūgis tiesiai į Arijų Bražinską. Panavičius, perdavimas į kairę, Lazaras Koičius veržiasi arčiau vartų, jo smūgis ir Tordajus gauto kamuolį. Perdavimas arčiau vartų, matėsi, kad grėsmingai ir įvartis. Vilius Armalas džiaugiasi. Matėsi, kad tenai Džoričius ir Armalas puikiai atsidengė ir pasižiūrėkime pakartojimą. Ribeiro veržiasi į priekį, ten kerta Koičius. 3 prieš 4 atakuoja Hegelman, Kaderas baudos aikštelėje, Kaderas ir šalia vartų skrieja kamuolys. Perdavimas į priekį. Lenktynės ir Donatas Kazlauskas bėga į priekį. 1 prieš vartininką Donatas Kazlauskas, šalia vartų skrieja kamuolys. Nebūtų nuošalės ir perdavimas būtų tikslesnis, būtų sunku. Dabar Kaderas, jo smūgis ir jis buvo blokuojamas ir dar viena situacija. Ir galime suprasti šį strategą, kol kas jo komanda aikštėje žaidžia tikrai labai gerai. Čia kontrataka. Ir kitoje pusėje yra žaidėjų, tą mato Kaderas, puikus perdavimas, Koičius irgi Ribeiro baudos aikštelėje, Ribeiro ir Arpadas Tordajus gelbsti savo komandą. Dabar tikrai pakankamai vėlai pradėjo rungtyniauti puolėjo pozicijoje ir nėra taip paprasta. Pradėjo žaisti A lygoje iš karto. Baudinys ir taip. Minučių, bet dabar Patrikas ir uždirba tą baudinį. Kapitonas prieš Arijų Bražinską. Ovidijus Verbickas gali išlyginti rezultatą ir nėra įvarčio. Į virpstą atsimuša kamuolys. Klysta Verbickas, Jusufas kontrataka. Ribeiro bėga kairėje. Perdavimas Ribeiro baudos aikštelėje ir Tordajus vėl gelbsti savo komandą. Timas, bet ataka tęsiasi ir toliau. Pražanga, štai taip, ten man iš pirmo žvilgsnio pasirodė, kad Patrikas Matižonokas nelabai sėkmingai pakilo į orą, bet faktas, kad jis gali ir atlikti ir šią standartinį situaciją. Taip ir yra, kairė koja, Arijus Bražinskas. Ir Zachary atmuša kamuolį Armalas. Matižonokas nepataiko, labai reta Arijaus Bražinsko klaida šiame sezone, kuri galėjo kainuoti 2 taškus. Jo ekipai smūgis ir virš vartų. Fiksuoja dvikovos pabaigą. Kauno rajono Hegelman komanda iškovoja pergalę rezultatu 2-1 ir yra vienintelė komanda, kuri šiame sezone neprarado nė vieno taško. Visi 4 laimėjimai ir jie iškovojami 1 įvarčio pranašumu.